Jau 5 metus Panevėžio rajono savivaldybė įgyvendina dalyvaujamąjį biudžetą ir skelbia 2024 metų bendruomenės iniciatyvų konkursą. Dalyvaujamasis biudžetas, kuomet mes kviečiame savo rajono gyventojus ir kaimo bendruomenės teikti savo idėjas ir pasiūlymus, ką gražaus, ką gero būtų galima įgyvendinti jų būtent gyvenamojoje vietovėje. Viešosiose erdvėse, tiesiog tose viešosiose erdvėse, kaip pagerinti patrauklumą gyventojams, sukurti tokią infrastruktūrą, kurios jiem patiems iš tikrųjų reikia. Tai yra ne mes kaip savivaldybė pasakom, kad pas jūs įgyvendinsim projektą tokio ir tokioje vietoje, o tiesiog patys gyventojai siūlo, ką jie nori padaryti pas save ir tokiu būdu vadinasi šitą iniciatyvą dalyvaujamasis biudžetas, kai gyventojai patys teikia savo pasiūlymus mums. Projektų idėjas gali teikti rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys arba savivaldybėje įregistruota veikianti bendruomeninė organizacija. Projektai bus teikiami pagal tam tikras kategorijas, pagal gyventojų skaičių, kuris yra toj gyvenamojoje vietoviai, kad tie projektai tiesiog būtų daugiau galima jų finansuoti ir, sakykime, tos gyvenvietėse, kuriuose daug gyventojų, nekonkuruotų su tom gyvenvietėm, kur mažiau gyventojų, kad tiem projektam būtų padarytas toks daugmaž lygiavertis konkurencingumas. Tai projektai bus įgyvendinami 4 kategorijose. Pirma kategorija galės teikti tos gyvenvietės, kuriuose yra 900 ir daugiau gyventojų. Antra kategorija nuo 500 iki 900 gyventojų. Trečia kategorija nuo 400 iki 500 gyventojų. Ir ketvirtoji kategorija bus įgyvendinami projektai iki 400 gyventojų. Ir čia išsiskiria šiek tiek ir maksimalios projektų vertės. Jos bet kokiu atveju padidėja nuo praėjusių metų įgyvendintų projektų, kuomet seniau būdavo galima teikti projektus iki 7 000 eurų. Tai dabar antroji, ketvirtoji kategorijoje maksimali projekto vertė bus galima iki 25 000 eurų, o pirmoji kategorijoje maksimali projekto vertė bus net iki 35 000 eurų. Ir surinkus visus projektus, tai planuojama, kad įgyvendinsim po vieną projektą kiekvienoje kategorijoje ir tokiu būdu savivaldybė savo šių metų biudžete planuoja 110 000 būtent šių projektų įgyvendinimą. Paraiškos gali būti teikiamos savivaldybės priimamajame ar naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Prie paraiškos turi būti pridėtas pritarimas projekto idėjai. Su projektu, su paraiška gyventojas ar teikianti bendruomenė turi surinkti iš savo gyvenvietės 30 žmonių parašų, kurie taip pat pritartų tą idėją. Kad nebūtų tai kokių 2 ar 3 žmonių grupė, kuriai tik naudingas tas projektas, bet mažiausiai 30 gyventojų dar pasirašo kartu prie projekto paraiškos tokį lapą užpildo. Idėjos bus pateiktos viešam balsavimui. Balsuodami internetu Panevėžio rajono gyventojai spręs, kurią idėją verta įgyvendinti. Projektų idėjų pasiūlymai pagal patvirtintą formą ir nurodytais reikalavimais teikiami iki vasario 8 dienos.